Moters hormonai nuo vaisingo laiko iki menopauzės krenta 80%. Kokie yra pagrindiniai moteriški hormonai? Moteris dėl to ir gyvena ilgiau. Vaisingumas yra tam tikra prabanga. Jeigu moteris yra strese, jinai nėra vaisinga. Natūralu, kad moteris menopauzinė turi šiek tiek didesnį riebalinį sluoksnį. Kaip reikia moteriai sveikai senti? Sveiki, mėly žiūrovai, mėly klausytojai, mėly draugai, visi mūsų FitMe platformos pasekėjai, platformos, kuri yra už pokyčius ir kviečiu jūs prisijungti prie šios nuostabios bendruomenės. Šiandien mes kalbėsime labai įdomią temą. Jos visos yra įdomios visą laiką šiuose tinklalaidėse, bet man svarbu, kad būtų aktualu, kad būtų visada atsinaujinantis dalykai, kad būtų aiškinami mechanizmai tam tikri. Šiandien yra neišimtis ir man atrodo, kad šiandien aš sužinosiu, kodėl mano žmona kartais būna vienokios nuotaikos, kitokios nuotaikos, kodėl jinai kartais jaučiasi vienaip arba kitaip, nes apie moterišką kūną mes vyrai žinoma nedaug ir žmonės patys nelabai žino ir pačios moteris nelabai žino. Šalia manęs sėdi nuostabi gydytoja, galbūt pavadinsiu visų pirma vienu žodžiu, Evelina Rudzikienė. Ir labas. Jinai yra endobiogenikė ir šeimos gydytoja. Jeigu trumpai, jinai man atsiuntė savo biografiją, sako, paskaityk, aš kai atsiverčiau ten tą PDF lapą iš ten 3 puslapių, supratau, kad tai būtų beprasmiška. Evelina, galbūt iš pokalbių jūs suprastė jos kompetencijos lygį. Bet apie endobiogeniką aš manau, kad reikėtų pradėti pakalbėti, Evelina, nes manau, kad vis laik to klausimo susilaukite. Naujas pakankamai galbūt terminas, žodis. Šiek tiek apie jį. Aš žinau, kad tai yra vienintelė dalyka, kad yra prancūzų kilmės berods mokslas. Ir žinau, kad tai yra truputėlį holistinio požiūrio, galima tai pasakyti kažkaip tai, ne? Taip, endobiogenika Lietuvoje jau 10 metų. Tai aš esu viena iš pirmų daktarių, kur mes važiavom mokytis į Čikagą angliškai, nes aš nemoku prancūziškai. Tai endobiogenika yra toks labai pavadinimas, nelabai džiaugiuosi, kad jūs teisingai ištarėt, nes daug kas ten visai ten mus genetikais ir kitaip ten vadina. Prancūziškai skamba endobiogenija, ne, taip romantiškai, gražiai, ne, tai mums reikėjo taip į lietuvišką tą įdėti, tai gavosi endobiogenika. Tai ir, iš esmės tai yra visuminė medicina, mes užsiminėjom žmogaus vidinę aplinką. Ne taip, kaip ten konkreti ten ta liga eina, ne, bet kaip konkretus žmogus yra dabar. Ir mes turim įvairių priemonių ir įrankių, kaip tai įvertinti. Mes žinom, kokie vidiniai hormonai, kokia jau ten autonominė nervų sistema, kiek jis ten stresuoja, kiek ten hormonai, neurotransmiteriai vaikšto, ne, kaip ten ta medžiagų apykaita vaikšto. Tai būtent čia yra, ir būtent šitą endobiogenika leidžia palyginti, tarkim, tyrimus ne su normom, ne, bet su pačiu žmogum. Tarkim, padarom kraujo tyrimus, ir kraujo tyrimai ten kur nors ten sako, normos ribose, ne? Bet gal konkrečiai tam žmogui yra ten į vieną pusę pokytis, į kitą pusę pokytis. Ir mes turim tos visus padalinimus. Bet Evelina, atsiprašau, bet aš girdžiu, kad tai nėra alternatyvi medicina ar tokia nauja medicinos rūšis. Jūs ką kalbate, tai yra tyrimai normalūs, kur jūs darote vertinimus ir panašiai, tai yra kompleksinis priėjimas, kaip suprantu teisingai. Na, dabar jinai yra priskirta papildomai alternatyviai medicinai, bet man reikėjo 10 metų mokytis, kol aš ten pilnai viską išmokau, nes tikrai buvo labai įdomu tą žiūrėti, nes mes tikrai mokinamės labai intensyviai visus hormonus, neurotransmiterius, serotoninus, dopaminus ir visą kitą, ir ten tikrai yra ką veikti. Šita medicina yra atėjusi būtent Prancūzijoje, nes Prancūzijoje jinai perėmė streso teoriją Hanselyje ir ją tiesiog praplėtė tolyn. Praplėtė toliau. Kaip ta streso teorija toliau keliauja pas mūsų organizme. Dėl to mes turim tą pasižiūrėjimą vidinės aplinkos. Toks, jie turi tą terminą tokį terrain, ne prancūziškas, tai kaip tas žemėlapis, ne, kūno. Tai čia yra, aš tiesiog renkuosi tą vidinę aplinką arba vidinę terpę, mes taip svarstom, kuris čia pavadinimas geresnis. Tai būtent šitą mediciną jinai leidžia įvertinti tą situaciją, kokio žmogus yra dabar. Ne, statistinė, ne, visą gyvenimą gydai ten cukrinį diabetą, ne, ar visiems gydai ten kokias ten skydliaukės, ar visiems ten gydai hormonų ten kokį sutrikimą. Bet kas darosi dabar šitam žmogui, kuris yra prieš mane? Aš berods kažkur tai esu skaitęs, dabar netgi pasižiūrėjau, ar esu įsirašęs, kad jūsų endobiogenikų tikslas yra
gražinti kūną į prigimtinę būseną. Kažkaip Į pusiausvyrą. Į pusiausvyrą, homeostazę tą Taip, vadinamą. į būtent tą vidinę aplinką, tą homeostazę, kad jinai galėtų save palaikyti. Mūsų tikslas yra, kad žmogus nueitų nuo gydymo. Man geriausias dalykas, kai žmogus iš manęs išeina sveikas. Kartais mes užtrunkam mėnesį, kartais 3, kartais 2 metus, ne? Bet tikslas yra, kad žmogus nueitų nuo gydymo. Čia geriausias variantas, ką galim padaryti. Tai reiškia, jūs tos greitos formulės stengiatės nenaudoti. Simptomuką pašalinam ir ten tos 6 minutės tradicinės skirtos klientui. Jeigu labai žmogui reikia, kartais ir tą simptomą pašalinam. Mane, kad aišku, kad ta simptominė medicina turi savo vietą, ne? Vienareikšmiškai, jeigu trukdo gyventi ir nebegali miegoti naktį arba... Bet labai, man norisi tos iš esmės, prieiti prie to žmogus, tos esmės, sielos, prie jo, tos būsenos, tos psichosomatikos, ar to viso visuminio to žmogaus, matyti visą su visais sluoksniais, koks jis yra dabar. Labai dažnu atveju tinklalaidžių klausytojai yra tik klausytojai, jie nėra prenumeratoriai, todėl mes, podcastų kūrėjai, labai kviečiame jūs dažnai prenumeruoti, paspausti skambutį, uždėti tą patį laiką, pakomentuoti kažką, nes tokiu būdu podcastas yra plačiau girdimas, geriau žinomas ir mes galime kurti jums daug geresnį turinį. Tad kviečiame būtent tai ir padaryti ir gazuojam. Kaip yra su to moterišku kūnu, ar tai yra stebuklas, ar tai yra duotybė, ar tai yra gamtos kažkoks tai apdovanojimas siela, kuri ateina į šią žemę. Mūsų siela iš tą žemę neturi kito kelio, kaip ateiti tik tai per moters kūną, ne? Tai mes kažkaip visi turim šitą prieimą, ar taip. Būtent dėl to tas vaisingumas yra toksai kaip ir ypatybė, ne, moters. Bet jeigu pažiūrėtum visą žmoniją, yra daugybė žmonių, kurie nėra ten hormonų, tam estrogenų lygyje, ne? Ir vaikai, ir suaugę, ir vyrai, jie neturi to aukšto estrogeno lygio. Jeigu žiūrėt, tai yra tokia tam tikra, tas vaisingumas yra tam tikra prabanga, jeigu žiūrėt iš tiesų. Ir būtent tas estrogenų pakilimas, jis yra skirtas tam, kad, apturėti tą vaisingumą, ne? Mūsų biologinį pranešimą. Moters kūnas ypatingas tuo, kad ten viskas labai keičiasi, ten cikliškai viskas juda. Mažiausiai juda kokie 20 hormonų per mėnesį. 20 hormonų pakeičia savo eigą, ten padidėja, sumažėja, nusileidžia ir jie gali būti vienas padidėjęs, kitas sumažėjęs, vienas dėl kokios nors priežasties ten sukliūsta, pamiršta ten, ne? Ir tas moters ciklas, jisai, aš kaip pirmą pamačiau tą lentelę, aš galvoju, vyrui suvokti aš sutinku sudėtinga. Vyras geriausia, ką gali patirti per savo gyvenimą, tai jo testosteronas sumažėja. Žinot, kiek per visą gyvenimą? Kokį 10%. Gerai, jau, kai sumažėja 20%, jau ten būtinai reikia testosteroną pakeičiančią tą terapiją naudoti, ne? Moters hormonai nuo vaisingo laiko iki menopauzės krenta 80%. Wow. 80%. Ir tas estrogenas, jisai pavirsta tuo tokiu netikru pagalbiniu estrogenu, kuris yra reikalingas išlaikyti ilgaamžiškumą. Bet jeigu pažiūrėtume iš kitos pusės, moteris dėl to ir gyvena ilgiau, nes jos tas vaisingas periodas ir baigėsi kažkurio momentu. Ir būtent ta menopauzė, jeigu žiūrėt paprastai, tai yra būtent moters kūno duotybė, kad jinai galėtų gyventi ilgai. Dabar yra kaip tik ir šneka, kad būtent vaisingumas ir yra įkvojimas mūsų gyvybinės energijos. Tam, kad jeigu mes norim gyventi ilgai gyvena, jeigu tu žiūrėt paprastai, ilgai gyvena, tarkim, gyvūnai, kurie yra kastruoti. Jie gyvena ženkliai ilgiau negu tie, kurie yra vaisingi. Tai jeigu pažiūrėt iš kitos pusės, tai yra būtent, aš tai sakau paprastai, kadangi dėl ko šitą temą man aktuali, dėl to, kad aš pati einu, ne, šituo keliu. Taip. Ir man reikia, man eina atsakymai, nes laiką žinau, kas man kliuva, ne. Tai būtent man ir yra, kas bus toliau. Pradžiai buvo labai keista, ne, kaip būti tame, nes yra vyrui, jisai ilgesnį laiką būna, ne, tam testosterono pakilime ir pas jį viskas yra vienoda. Tai ir apskritai tas nukrypimas vyrui, jisai nedaro tokios įtakos didelės gyvenime, jisai tiesiog nusensta po truputėlį ir po biškį mažėja. Bet iš karto ateina terapija, prašau, čia eina šneka iš karto, testosterono pakeitimo terapija, ten didžiausia problema, gerai, nes jeigu testosteronas, jis gali pavirsti tą DT testosteroną, ne, kuris duoda efektyvesnis yra, žodžiu, kai mažėja testosterono kiekis, ateina DT testosteronas ir jisai gali užauginti prostatą ir biškį vyras nuplinka. Ne? Tai dėl to čia tokia problema. Ne? Okay. O pas moterį estrogenai, jie šiaip yra atsakingi
ne tik tai ne už tą vaisingumą, bet jie atsakingi už plaukus, už odą, už kaulus, už mūsų visą elgesį, ne? Jie atsakingi už kaulų sveikatą, už raumenų eigą. Bet lygiai taip pat pas moterį krenta ne tik tai estrogenai, pas moterį keičiasi ir vyriški hormonai. Moterį irgi reikalingi vyriški hormonai. Tarp kitko, kiek aš žinau, tai vyrai ir moterys turi tokius pat hormonus. Iš principo. Tik tai, kad santykis ir kiekis jų yra kitoks, ne? Tikrai taip, nes vyrai ir moteris yra ilgą laiką būna vienodi. Embrionas būna vienodas. Taip. Ir po to ten ateina tas vyriškas faktorius, beje, galiu pasakyti paslaptį, bet žinok, vyrai būna, tie embrionai būna biški moteriški. Ir po to ateina faktorius ir tas embrionas pavirsta vyru. Nes dabar, tai klausyk, kaip čia taip gaunasi. Tai va, tai yra kažkada mes ten buvom vieną. Ne? Ir mūsų visi organai, jie visos iš to paties, ne? Mes turim tų pačių, mes tik tai po vienu momentu pasikeičia santykis. Pavyzdžiui, paauglystė, kai iki lytinio brendimo, ten yra labai įdomu yra. Ten berniukai ir tos paaugliukės ir berniukai, va ten 10-12 metų, jie yra biški panašus. Ir būtent tuo metu vyrukai, jie turi tokį DHE, tokį tą jaunystės hormoną, kuris iš esmės, aš taip žiūriu, aš savo sūnų žiūriu, sakau, jis tokia biški kaip PMS-inė moteris tokia, kuris sako, man viskas gerai. Tai va, tai čia toks būdas prisiminti, kaip moteris jaučiasi per blogą PMS, jeigu prisimink save toj prepaauglystėje, kol dar nekikina testosteronas. Tai moteris ir vyrai mes turim tos pačius hormonus, tik tai jie turi skirtingus santykius. Ne? Ir dėl būtent mūsų to lytinio brendimo yra vieni hormonai daugiau, kiti mažiau. Ir pas vyrą tas hormonas yra stabilus, o pas moterį kas vieną mėnesį jie ten savo šokį šoka. Tai ar teisingai suprantu, kad visą tai prasideda nuo tada, kada ir prasideda lytinė branda realiai paauglystėje ir mes ne mes, o moteris ir turi tą žaidimą hormoninį visą. Ir tai keliauja iki pat menopauzės periodo. Nes menopauzės yra toks terminas, kuris, iš esmės reiškia, kad tau 2 metus nebuvo mėnesinių, bet čia yra tik tai tais reiškia. Taip. Kai moters hormonai, kadangi ten 20-30, gal dar priskaičiuosim daugiau, jie ten keičiasi, tai jie visaip ten važinėja. Vienas būna padidėjęs, kitas sumažėja. Vienai moteris staiga krenta estrogenai, jai pakyla vyriški hormonai. Kitai atvirkščiai, staiga krenta vyriški hormonai, pakyla estrogenai. Ten yra čia tiesiog gyvenimo eigoje, kaip gali būti. Taip, tikrai. Tai yra normalu, ne? Tai yra visiškai normalu. Ir moteris perina įvairius ten tuos, netgi irgi to paties vaisingumo periodus, ne? Tarkim, vienas periodas yra iki 43 metų, yra, kai aš sakau, paskutinis moters vaisingumo pasispardymas, toksai, ir po 43 metų moteris perina tam tikrą taupimo režimą, kuris eina vėliau iki menopauzės. O menopauzė čia toksai terminas, tarkim, nežinau, jisai toksai tik tai tam tikras kaip etiketė, ne? Bet mes kiekvieną galim perėti ją skirtingai. O ar tiesa, girdėjau irgi tokia, kad gamta, moterims yra negailestinga iš tikrųjų. Tai šioje vietoje tikriausiai jūs visą tai ir pasakote, kad, tas toksai, tas ir biologinis laikrodis, sakykime, užkoduotas kažkoksai, tai pas moterį tiksi visai kitaip ir tie pokyčiai visi, jie, taip užprogramuoti yra, kad tai yra, gali visai būti. Čia yra vyriškas požiūris. Vėl gavau čia yra vyriškas žvilgsnis į moterį. Ir kadangi vyrai, yra tie, kurie, duoda moteriai resursus, ten pinigus, nes pradėkim paprastai. Mūsų vaikai dabar yra tokie protingi ir jų galvos tokios didelės, kad jie gimsta labai mažiukai. Mūsų kūdikėliai, lyginant su biologiniais kokiais arkliukais, kurie ten stoja ir nubėga, mūsų dėl evoliucijos eigos. Ir moteris, jinai yra pririšta su tuo mažu kūdikėliu, jinai negali eiti pati medžioti, pasirūpinti savim, jeigu žiūrėt tą biologiją, ne? Ir jai reikia šalia vyro. Suprantat, dėl to ir yra. Bet jeigu pradedi žiūrėti iš tos vyro naudos, ne vyras, čia turi pinigų ir jam reikia savo palikuonio, ne? Tai moteris naudinga ta, kuri yra vaisinga. O moteris ta, kuri nevaisinga, tai jinai čia, ką čia veikia? Aiškina dar kažką. Turi savo nuomonę. Gerai, jeigu mes prakalbam jau apie tuos moteriškus hormonus ir apie tą moterišką kūną, tai, kokia tada moteris yra sveika, kaip hormonai turi žaisti, gal tam tikram periode gyvenimo tarpsnėje, kad, sakytum, kad sveikas yra. Vis tiek tie tyrimai turi būti daromi nuolatos, hormonų kažkokie tai, nes jeigu jūs sakot, kad vieną kartą būna pakilę tas, kitą kartą tas, bet tai yra normalu. Tai kaip žinoti tada, kur yra ta norma ir kaip... Būtent, jūs labai gerai pasakėt, reikia stebėti save. Nes visi ten miomos arba policistinės kiaušidės ar ten visokios mėnesinės įsibalansavimai. Čia ir yra hormonų įsibalansavimai. Šitoj vietoje galima kištis, galima duoti pagalbą su įvairiais fitopreparatais, papildais, tinkama dieta. Mes taigi turim, pas mus yra didžiulė problema, mes turim plastiką, mes turim parabenus kosmetikoj, kurie imituoja estrogenus.
Ir mes turim tokius pseudoestrogenus, kur moteris pastovi yra tam tokiam pertekliuje estrogenų. Dėl įvairių ten, dėl plastiko, pavyzdžiui, vartojimo ar kitų dalykų. Tai dėl to pokyčiai moteriai yra normalu. Tai yra visiškai normalu, kad moteris turi savo vaisingą laiką ir visiškai normalu, kad jinai nueina į vaisingą laiką. Mes gal moteris esam tokias įsikibę savo jaunystės, ne? Nes mums tas vyriškas žvilgsnis tai patinka. Malonu jame būti. Okay. Ir man buvo tas klausimas, kaip aš dabar čia būsiu be to vyriško žvilgsnio. Ir va čia aš kaip tik važiavau su nuostabia moterį, kurio buvo baikerė. Sako, aš palikau tą savo vyrą, aš nusipirkau motociklą, aš sako, aš turėjau patį geriausią savo gyvenimą. O dabar man yra 62 metai. Aš gyvenu iš vis savo patį fantastiškiausią gyvenimą. Man nieko nereikia, aš esu laimingas žmogus, išsipildžiusi pati savim. Tai būtent yra tas, kad yra laikas, kada tu, aš bent iš savo pusės einu, ne? Kad man buvo laikas, aš auginau savo vaikus, ne? Ir man dabar laikas, kad aš esu aš. Aš galiu pagaliau atrinkti, kas esu aš, ne? Kas man patinka. Jūs čia ramiau, Evelina, su tais atsirinkti, baikeris, mano žmona irgi motociklą kažkada turėjo, tai dėl manęs jį pardavė, bet jau dabar kažkokius pradeda man užuominas mėtyti, kad... Tai Sako, aš vieną dieną vis tiek turėsiu motociklą, tai kad nebūtų taip, kad vyrą palikau, motociklą nusipirkau. Ar nežiūrėk, tu man. Vyrai reikės pakilti, kad irgi eiti kartu. Tarp kitko, paminėjote ir odą, ir plaukus, ir tą vaisingą periodą, tai aš kiek žinau, tai anksčiau patyręs senos kartos ginekologas akušeris, jisai pastebėdavo vaisingą moterį gatvėje iš visai kitokio žvilgsnio, iš visai kitokios odos būklės, iš visai kitokių plaukų. Tokiais būdais sugebėdavo atskirti tą moterį, kuri tą dieną yra tame pike savo. Tai ten yra netgi tokie feromonai eina. Ir pati moteris reaguoja į feromonus. Ir jinai išskiria feromonus. Netgi buvo toks labai juokingas tyrimas darytas, kur ėjo į striptizo klubą ir matavo, kuri moteris gauna daugiausia tipsų. Tai ta, kuri buvo vaisinga ovuliacijai, tuo metu negavo daugiausia tipsų. Tai šitas yra. Ir yra netgi labai faini feromonai, kurie specialiai ten reaguoja. Ir galiu pasakyti įdomų dalyką, kad jeigu moteris naudoja kontraceptikus, jinai nebeišskiria tų feromonų ir jos uoslė pasikeičia. Jinai nebeužuodžia to vyro, kuris jam reikia. Tai jeigu, pavyzdžiui, tu turi partnerį ir tu visą laiką buvai kontracepcijoje, ir tau visi buvo vienokio kvapo, ir staiga tu nueini nuo kontraceptikos, jis tau gali pradėti visai kitaip, tu gali netgi prarasti trauką jam. Wow. Arba staiga atrasti ką nors kitą. Tai šitas tikrai taip. Tikrai taip. Wow. Nu jo, čia įdomu yra tikrai. Kokie yra pagrindiniai moteriški hormonai? Mes kol kas apie estrogenus kalbam, bet ten yra estradiolis, yra liutinizuojant. Pagrindiniai hormonai estrogenai yra 3, jie ten išskirianėja, bet vienas yra toksai, pavadinkim, tas vaisingas estrogenas, o kitas yra po to toksai menopauzinis, ne, kuris, jeigu reikia, jisai pradeda gamintis iš vyriškų hormonų. Ir jisai pradeda gamintis riebaliniam audinyje. Dėl to menopauzinė moteris truputėlį turi tam tikrą riebalinį sluoksnį, nes tai yra kaip trečia kiaušidė, pavadinkim. Ne? Tai čia estrogenas daugiau yra toksai pirmos ciklo fazės hormonas, ne, va, tai pirmoji daly iki to ovuliacijos. Po to antroji ciklo fazė yra progesteronas, toksai, irgi labai geras hormonas, atsakingas už vaisingumą, bet jeigu jisai būna įsibalansavęs, jau ten moteriai tie PMS prasideda, ne, kur jinai ten turi visokių momentų. Vyriški hormonai moteriai yra reikalingi taip pat. Vyriški hormonai yra reikalingi tam, kad duoti jėgą, užtikrintumą savim, tam tikrą draivą, seksualinį elgesį, ne? Libido jis labai priklauso netgi nuo vyriškų hormonų. Tai vyriški hormonai jie duoda savo tą tokį užtikrintumą, tą ką vyrai irgi turi. Estrogenai vyram irgi yra reikalingi. Estrogenai jie duoda raumens masę. Estrogenas, raumens masės? Visi steroidiniai hormonai, kur ten tie kultūristai naudoja, jie virsta ten tam tikrais estrogenais, kurie užaugina raumenį. Wow. Masę tą duoda. Jėgą duoda vyriški hormonai, o masę duoda ten tie steroidai, kurie virsta tam tikrais estrogenais. Po to yra reguliuojantis hormonai, ten FSH, LH, prolaktinas yra visiems reikalingas hormonas. Tai tokie baziniai dalykai, bet tamsus miškas. Ten yra tamsus. Įdomiausias dalykas yra toksai, kad jeigu moteris yra strese ir jai gaminasi aukštas kortizolis, jisai apvogia lytinius hormonus. Paprastas dalykas. Ir jeigu moteris yra strese, jinai nėra vaisinga.
Jinai nėra vaisinga? Nėra vaisinga. Tos jos vaisingumas įstrinka. Tada jos ciklas įsiderina ir visi kiti dalykai. Ir jeigu moteris, pavyzdžiui, fizinio aktyvumo metu jinai nueina į stresą, jai gali išsibalansuoti, jinai gali netgi pradėti auginti riebalinį sluoksnį, vien dėl kortizolio. Bet tai fizinio aktyvumo metu mes kaip ir akcentuojam tą tokį psichologinio streso patyrimą realiai. Jis toksai yra kaip ir sveikas ir įrodytas, kad jo reikia norint tinkamai paveikti raumenyną, kad jisai ten hipertrofuotų, augtų, superkompensuotųsi vėliau ir panašiai. Gaila, bet šiuolaikinės moteris vis tiek yra strese ir jos, dauguma moterų yra didesniam strese negu vyrai. Vyrai turi savo ten stresus dėl gyvenimo, bet moteris buški turi tokius ir išgyvenimo egzistencinius stresus, ne? Gal ne taip pasakiau, bet noriu pasakyti, kad jeigu moteris yra pastovioj stresiniai būsenoj ir jinai nesugeba grįžti į normą, va čia yra problema. O yra gerasis stresas? Žinoma. O tai koks stresas? Stresas yra tvarkoje. Jeigu yra žmogus miega, žmogus atsikėlė, tai tam, kas atsikeltų, jam reikia stresinės sistemos, tos simpatinės nervų sistemos. Taip. Natūralus kortizolis. Jo, tai yra viskas tvarkoje. Tai yra visiškai normalu, tam mums reikia. Problema yra tada, kai yra distresas. Nes distresas toks labai žodis, ne, va taip sunku jį ištarti. Nerimas gal labiau. Jo, dėl to mes naudojam žodį stresas, bet iš esmės mes šnekam apie distresą. Tai yra blogai veikiantis stresas. Okay. Tai toksai stresas, kuris yra labai didelis arba yra labai ilgas. Arba ir toks, ne? Ir tada organizmas niekaip negrįžta į ramybės būseną. Mes turim sistemą, kuri yra mus aktyvinanti ir mes turim sistemą, kuri mus ramina ir grąžina į normą. Atstato raumenis, atstato tą. Mes turim turėti tą ir atsistatymo laiką. Ne? Jeigu mes esam pastoviai stresiniai būsenai, mes perdegam. Tai yra stresas, nusileidimas. Stresas, nusileidimas. Taip turi būti. Taip turi būti. Nes norėjau pasakyti, be streso yra neįmanoma. Ne, mes turime suprasti, kad nuo jo neįmanoma pabėgti, nuo jo nereikia bėgti. Galima pabėgti, mirsim. Tikrai. Tiesiog reikia turėti priemonių, kaip su tuo stresu gražiai susidraugauti ir rybiškai patraukti šoną, vėl jis yra reikalingas, stresas yra darbinis, tai yra įrankis, kuris gali mus padaryti, mes motyvuoja kažką įdaryti, tai yra labai gerai. Taip, iššūkiai. Iššūkiai, super. Lengvas nerimas prieš tinklalaidę su Evelina ateiti, čia bus pokalbė, tai yra nuostabu. Bet po to, kas bus po to? Grįžti namo, pasilisėsi, atsisėsi, atsigersi ten kažko, pavalgsi, nužimsi. Ir šitas yra labai reikalinga tam, kad mes galėtume atsiminti, integruoti, ką mes patyrė, mūsų kūnas atsistatytų. Dėl to tos dvi mūsų sistemos, jos turi veikti, viena paskui kitą, tiek, kiek reikia. Vieni žmonėm, jeigu tu turėjai didelį stresą, turėti didelį atsipalaidavimą. Aš dar apie stresą būtinai norėsiu paklausti, Evelina, bet grįžkim dar labai daug kalbėjom apie tą ciklą vadinamą moterišką. Kaip svarbu į ciklą atsižvelgti tam tikrose gyvenimo atvejuose? Nežinau, galbūt jūs galite užvesti ant kelio tam, tarkime, aš kaip treneris suprantu, kad būdamas gerų trenerių, aš turėčiau atsižvelgti tikriausiai ir labai tai būtų visai negėda paklausti apie tam tikrą moters ciklą, kurioje fazė yra, kada prasideda, kada baigėsi ir tokiu būdu prisitaikyti prie jos, ne? Taip. O be to, arba ir su tuo, arba apie tai galite papasakoti. Kaip dar šitą labai reikia atsižvelgti, bet tai nėra, kad ten mėnesinės ar kažkas, ne, bet tarkim, pirma ciklo pusė ir antra ciklo pusė. Pirmoji ciklo pusėje moteris yra išeinanti, ištverminga, jinai pasitikinti savimą, jinai gali daugiau pasiekti, jinai gali daugiau atlaikyti visokių iššūkių. Dėl to jinai gali turėti visokias jėgos treniruotės arba kitas treniruotės. Jinai ruošiasi, kaip sakoma, tam. Taip, ir jos raumenis, ir visas jos kūnas, viskas veikia. Antra ciklo pusė, jos iš karto simpatinė nervų sistema iš karto yra aukštesnė. Automatiškai, dėl antro ciklo. Iš karto jos apetitas, maisto medžiagų apykita yra išsiderinus. Ir šitoje vietoje reikėtų švelniau. Daugiau į vidų, į kažkokius vidinius atsipalaidavimo, į vidinius dalykus. Kai pirma ciklo fazė yra ėjimas išorę, jeigu taip šnekėt paprastai, o aš daugiau į vidų ir moters vidų, į atsipalaidavimą, į tempimą, į kitus. O kaip tai, tarkim, kokia nors mityboje, kaip į tai atsižvelgti, arba galbūt planavime šeimos laiko kažkokio, tai juk tai irgi tikriausiai, viskame turi įtakos. Tokių porą pavyzdžių. Tai žinoma, nes būtent ir anksčiau moters ciklai susinchronizuoja. Jeigu moteris yra kolektyvė, jos ten visos vienodai eina. Tai kaimuose, įsivaizduokit, kaip buvo linksma kaimuose. Kaimuose buvo vienintelis mėnulis šviesa.
Ir visos moteris vienodų ciklų eina, ne? Tai vyrai, visos moteris laimingos, ne, ten ėjimas, visos laimingos, tada vyrų neprisikviečia, ir tada vyrai jau supranti, kada jau išeina į medžioklę, ne, jau pabėga nuo to kaimo, ne, o moteris tada eina į savo menulį, ten tą šviesą ir ten tas laimingos daro savo kažkokius ritualus, ne, vidinius ir jos praeina, ne. Ir tai žinoma, kad tai taip ten buvo, bet dabar tai reikėtų tą atsižvelgti. Kad jeigu daryti kažkokius aktyvius veiksmus, planavimus, ėjimus, ne, veiksmą, ne, tai geriau daryti pradžioj, per pirmojo ciklo pusėje, o antrojo ciklo pusėje geriau, nes tuo metu ir maistas kitoks, ir medžiago apykaita, moteris visokių keistų dalykų nori, ne, bet būtent dėl to, kad jinai pati nežino, ką su savim daryti, ne, tai jai reikia tiesiog biškį padėti, palaikyti ją. O emocinė būsena kokia būna? Emocinė būsena būna visokia. Priklauso nuo to, koksai hormonas, jeigu viskas tvarkoja, jinai tokia būna jautresnė. Bet kartais aš specialiai paklausiu, koksai, pavyzdžiui, pas tave yra PMS, tada priklauso, koks hormonas yra išsėjęs. Pavyzdžiui, vienos moteris ten labiau apsiverkia, ten reiškia estrogenų balansas. Kitos moteris nori visus užmušti ir nesigalėti, reiškia pas jas DHA pakilę. Ten labai labai įdomu yra. Ir pagal tai galima žiūrėti po to, ką su ją daryti, kas pas ją vyksta. Norite pokyčio? Prisijunkite prie FitMe bendruomenės, pasinaudokite nuolaidos kodu, spauskite čia ir gaukite mėnesio nemokamą prenumeratą kartu su mitybos planais, sporto programomis bei specialistų konsultacijomis ir dar daugiau. Moteris, kai koks tam vyrui ten biškai krenta testosteronas kolektyvės, labai greitai pajunta. Bent jau aš tai iš karto pajuntu. Jau ten matosi pagal elgesį, jis ten kažkokias bairius šnekia, jis ten bando kompensuoti, ten kom nors ten nusiperka kokią nors greitą mašiną, ten pasižiūri, okei, supranti, va čia jau, šitas, jau gali sakyti jo. Šitie pokyčiai yra normalu, ne? Vyrui, kuris yra pastoviai vienodas, ne, jam gali atrodyti keista. Ai, čia kažkokia isterija, ne, čia prisigalvoja, čia kažkas. Ne, moteris taip yra, jom taip vyksta. Ne, aš negaliu to labai stipriai kontroliuoti, aš kažkiek galiu savo padėti, ne, jeigu aš sąmoningai tą priemu kaip, kad taip mano dalis, ne, yra. Tai, nereikėtų taip nurašyti, kad tos isterijos. Nes moteris labai gaila, bet būtent dėl to požiūrio tokio, kad ai, čia tokie moteriški reikalai, čia, jie niekam nereikali, tokie ai, čia, nes vyro identitetas, kartais, žinot, toks yra, nebūk boba, ne, toks, nebūk boba, nebūk isterikė, ne, Tai vyras taip konstruoja savo identitetą, kad jis nebus, tas moteris, ne, o moteriai gaunasi, kai moteris vis pametė tą prisiminimą, kas jos yra, jos perėmė tą vyrišką žvilgsnį. Tas būtent vyriškas požiūris į moteriškus reikalus, kurie yra tokie, ten tokie, ten tokie. Ir moteris iš savo reikalus perdeda žiūrėti, čia mūsų moteriški reikalai tokie, čia tokie nesvarbus. Nors, pavyzdžiui, moters menstruacijų skausmas, jisai gali prilygti širdies vyro miokardo infarkto skausmui. Wow. Bet vyras labai greitai sulauks pagalbos, ne? O moteris savo mėnesiniam gali sėdėti ant priėmimo skyrius. Čia. O čia normalu, kad vyras prie 37 temperatūros vaidina, jam atrodo, kad jisai miršta, o moteris, kaip ir sako, tenai gali apskritai vienas iš pranašumų moters, kaip gamtos irgi tokios sukurtos nuostabios būtybės, yra tas, jog jinai yra pakantesnė skausmui. Jinai yra, ne? Ne? Ne. Kodėl? Taip nėra, ta prasme, tai mitas. Biški, bet tai yra iš esmės mitas. Ir kaip tik būtent dėl to moteris nesulaukia tinkamos pagalbos laiku. Pavyzdžiui, kažką skauda, ne, jos sako, man skauda, ai, čia isterikė, žinai, čia biški šneka. Prisigalvoja, žinai, kažką. Tai štai ir yra tokia bėda, nes yra moteris nustoja, jos negauna diagnozių arba negauna pagalbų. Jo, mes jau netrukus perėsime prie tos temos, kaip, sakykime, su kokiamis problemomis susiduria moteris galbūt vidutinio amžiaus arba pasiekus ten menopauzės periodą arba, sakykime, tame vėlesnėme ir kaip sveikai senti, bet dar tokia apibendrinkim truputėlį. Tai reiškia, galima padaryti tokį išvadą, kad visi turime suprasti, ir vyrai, ir moterys tos, kurios galbūt nesidomi moteriškų kūnų ir jo specifika visa, kad moteriškas kūnas nuo vyro iš esmės skiriasi tuom, kad moters kūnas visą laiką yra kintantis. Taip. Iki tam tikro periodo, ar visi per visą gyvenimą yra kintantis, ar mes galime kažkokią lygybę nustatyti ten po 50 kažkur kažkada. 64 galbūt. Okay. Kažkur taip, šiam 4, taip sakysim, jie ten vėl sueina į kažką panašaus. O kodėl moteris ilgiau gyvena? Čia toks yra įdomu, nes būtent ilgamžiškumas, jisai dabar yra visiškai nauja tema ir jis taip vystosi, ne, per paskutinius kelis metus mes gauname labai daug įdomių naujienų.
Ir būtent, jeigu šnekėti apie ilgamžiškumą, tai jisai yra ne apie vaisingumą. Ir kai vaisingumas krenta, žmogus tada gyvena ilgiau, jeigu taip šnekėt paprastai. Ar jisai šneka, ar jisai gyvena sveikai, čia yra antras klausimas, ne? Ar tas moteriai, kai krenta estrogenai, jie yra blogai, ten depresijos prasideda ir kiti dalykai, nes estrogenas daug ką daro. Vyrų lygiai taip pat. Ane, jisai krenta jo jėga, jo užtikrintumas savim mažėja, kai jisai nebeturi testosterono, arba plaukai geriausiai nukrenta, ne, jam irgi blogai į savo veidrodį žiūrėti. Tai, arba dar ten kas nors atsitinka, aš tai mėgavąją. Tai, žinai. Tai, bet jeigu šnekėti apie ilgamžiškumą, kaip minėjau, kastruoti gyvūnai gyvena ilgiau. Tai dėl to dabar yra tokia, aš taip stebiu šitą vietą, nes yra tokie vieni genai, mTORai, kurie būtent irgi dalyvauja ilgamžiškume ir kai juos išjungia, tada tokie gyvūnai gyvena ilgiau. O juos įjungia baltymas, mėsa ir taip pat lytiniai hormonai. Dėl to štai vietoje yra tokia, o tas mTORas yra atsakingas už vaisingumą, kuris yra atjungiamas ir gyvenama ilgiau? Ne, bet jis atsakingas daugiau už medžiagų apykaitą. Ar mes naudojam baltymą kaip tokią medžiagų apykaitą, ar medžiagų apykaitą perina tą taupimo režimą, kada jinai naudoja senas ląsteles, jas sunaudoja, jas perdaro, kada tai yra ta tokia ilgai grojanti medžiagų apykaita. Tai, bet čia yra kaip, kokio mes norim to gyvenimo, ne? Ar mes norim gyvenimo su vaisingu testosteronu, ar mes norim tokio ilgo ir nuobodaus gyvenimo, kur mes ilgai gyvename, ne? Norėjau ką tik pasakyti, mes jokiais būdais neskatiname būti nevaisingas moteris. Čia tiesiog yra kaip pavyzdys pasakomas, ne? Kad iš tikrųjų po to vaisingumo periodo, kai nutinka menopauzė ir kada jau pereinama į nevaisingumą, moteris pradeda, kaip sakoma, o tai gerai, tai tada gaunasi, kad, vos netoksai peršasi, gyvenimas tada, žinai, kitom spalvom. Jisai kitoks yra gyvenimas, tikrai taip. Ir mum moterim reikia atrasti tą, kaip čia gyventi toliau, ar ne? Nes, kaip tik prieš tai prisiminiau vieną pacientę pas mane atėjo, sako, viskas, sako, vaikų užaugo, man ten 45 metų, jau ką man veikti, aš nebeatsimenu, ką aš noriu valgyti, aš laiką gamindavau kitiem. Aš staiga pradėjau žiūrėti, kas čia man skanu. Aš nebeatsimenu, kas man yra skanu. Aš nebeatsimenu, ką aš dėl savęs darau. Aš dėl savęs darau vienintelį dalyką, manikiūrą. Viskas mano gyvenime. Aš taip prisiminiau. Bet būtent, bet iš kitos pusės tai yra smagu, nes moteris pagaliau gali sužinoti, kas yra daugiau. Nes mes esam daugiau, mes nesam vien tik tai mūsų vaisingumas. Reprodukcija. Mes esam ženkliai daugiau, nes esu žmogus, mes turim kažkokių ten ir emocijų, ir nuotaikų, ir savo minčių, ir kažkokių sielos dalykų, kuriuos aš noriu šitam gyvenimą patirti. Dabar taip dar kažką norėjau. Dar norėjau pasakyti kitą dalyką, kad gaila, bet statistika rodo, kad moteris menopauzėje gyvena ilgiau, bet sveikata jų nebūtinai yra gera. Ir čia yra antras klausimas, kurį mums reikia pasižiūrėti. Nes kartais tas požiūris toks įveta, kad menopauzę reikia arba taisyti, arba palikti kaip normą. O taisyti reiškia reikia pakeisti hormonais. Tai kaip buvo pati pradžia, tos pakaitinės hormonų terapijos. Tai buvo toks priėjimas, kad visu moterim menopauzė, tai mažėja hormonai, reikia visiems pradėti vartoti. Ne? Ir tada padarė tyrimus ir pastebėjo, kad kaulai tikrai negerėja, emocinė sveikata tikrai negerėja, Alzheimeris tikrai negerėja. Ir pradėjo žiūrėti, kas čia vyksta. Pasirodė, kad tie hormonai, kurie buvo naudojami, jie buvo labai skiriasi nuo moters estrogenų. Pavyzdžiui, vienas hormonas buvo toksai, kuris paimtas iš kumelės šlapimo. Kaip pavyzdys, ne? Taip. Kitas buvo ten toksai, kuris ten kelia, ten depresinės nuotaikas ir visą kitą. Dabar šiuolaikinis mokslas jau artėja prie bioidentiškų hormonų, kurie yra labai panašus į mūsų estrogenus, kur galima parinkti tinkamą kiekį jų, ne? Ir aš labai laukiu, kada, tai bus tokia rutina, ne? Kur mes galėsim prieiti prie to bioidentiškų hormonų, tuo metu, kai jie išsimakalavę, ne? Yra, kai jie ten vienas padidės, kitas sumažės, kad mes galėtume ją moterį vėl grąžinti tą būseną, kuri yra pakankama, kuri yra jaučiasi gerai. Tai būtent dėl to tas priėjimas toksai prie tų hormonų, jisai reikalingas visame moters periode, kada mums reikia juos paremti. Ir kitas dalykas, kad kai moteriai yra jau viskas ten seniai pasibaigė 60-70 metų, tada jau nebereikia duoti hormonų. Hormonus reikia duoti tada, kai jie yra biškiai išsibalansavę. Kai pradeda balansuotis, kad jinai išlaikytų tą
tą būseną, kurioje jinai yra. Bet tai nėra visam gyvenimui. Reikia suprasti, kad yra kitas gyvenimo etapas, ane, kuris yra su tuo taupiu režimu, kuris nėra vaisingas. Ane, bet tu esi tiesiog, tas pats žmogus, tik tai neturi vienos dalies. Ane, viena dalis jau... O beje, kalbant apie terminologiją, klimaksas ir menopauzė čia yra tas pats, ar ne? Ten man atrodo, kad yra panašu, nes man atrodo, kad tai yra tapatus dalykas, dabar negaliu pasakyti teologijos, ne iš tų žodžių, bet konkrečiai, nes medicinoje mes daugiau naudojame vis tik tai menopauzę, toks žodis, tai menopauzė tiesiog rodo, kad tai yra žodis, kad tau 2 metus nebuvo mėnesinių ir viskas, tai tik tai reiškia. Bet tas visas periodas, nuo moteriai nuo kažkur nuo 43 metų iki ten 53 metų, net tai 10 metų etapas ir per jį gali būti visokių dalykų. Gerai, tai mes dabar pakalbėkime apie tą moters sveikatą jau konkrečiai ir vis dėlto apie tas grėsmės. Ar jūsų kaip domėjimosi objektas tas moteris vidutinio amžiaus, ar tai yra būtent dėl to jūs domitės tų moterų sveikata, ilgamžiškumu, sveikų senėjimu, kad būtent vidutinėme amžiuje atsiranda tos didžiausios grėsmės sveikatai po menopauzės periodo arba menopauzės periodo, ar vis dėlto tai yra jau kažkokie tai ženklus mes turime stebėti, ar tai yra kažkokia gyvenimo būdo pasekmė, kurią mes atsinešame ir tada jau tame vidutinėme amžiuje mes turime labai stipriai kreipti dėmesį, keisti gyvenimo būdą ir panašiai. Kokios yra tos pagrindinės grėsmės moters sveikatai? Vienas dalykas, kad keičiasi moters medžiagų apykaita. Turbūt tą reikia suprasti, ne? Nes vaisingam periode medžiagų apykaita yra greitesnė, efektyvesnė ir jinai lėtėja. Bet čia ne dėl skydliaukės, ar čia dėl skydliaukės? Skydliaukė jinai savo ruoštų neturi savo gyvenimą, ne? Bet būtent dėl, nes estrogenai ir skydliaukė veikia kartu, jie turi savo tam tikrą bendrą veikimą ir turi bendrus hormonus. Dėl to kartais skydliaukė ir estrogenai jie yra panašus ir progesteronas, ne? Bet turi savo tam tikrus ritmus, ne? Kada vienas sutrinka, kitas ne. Ir ten visai eina. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiesiog dėl to, kad mažėja estrogeno, mažėja progesterono, lėtėja medžiagų apykaita. O antras dalykas yra tai, kad estrogenai, tie pakaitiniai estrogenai, jie gaminasi riebaliniam audinyje. Ir dėl to natūralu, kad moteris menopauzinė turi šiek tiek didesnį riebalinį sluoksnį, ypatingai tam tikrose vietose, po pilviukų, arba tai yra tokios specifinės vietos, kuriuose pradeda gamintis tie pakaitiniai estrogenai. Ir čia klausimas, kur tas grožis, nes mums reikia atitikti tam tikrus standartus. Bet tai yra laikina, ar ne, tas riebalinis sluoksnis? Tas po pilviukų, tas apatinis toks riebalinis sluoksnis dažniausiai išlieka. Aš negi turėjau vieną pacientę, kuri pasidarė riebalų nusiurbimą ir jai krito hormonai ir jai prasidėjo osteoporozė. Netgi šitaip gali būti. Taip, kad tai yra, yra tikrai gamtos dalykai, ne, ir tas požiūris į moterį kaip į formą, ne, kokia jos ta forma, ne, kur mes čia telpam. Tai yra kūno kultas be galo stiprus. Fitmėje, ne, kur mes čia telpam, ne, nes fitmėje yra fit, bet to pačiu pat aš telpu kažkokias tai normas, ne. Tai mano kvietimas yra toksai, kad tai yra normalu, kad menopauzė yra šiek tiek didesnis riebalinis sluoksnis. Šiek tiek didesnis, ne. Kita yra problema, kad, tarkim, keičiasi, bet kiek aš dabar žiūrėjau tyrimų, aišku, labai sunku rasti tyrimų apie moteris. Dauguma tyrimų yra apie vyrus. Tarkim, tyrimas daromas 100 000 vyrų, 800 vyrų, žinai, ten moterų truputėlį tik tai. Taip. Bet jeigu taip šnekėt paprastai, tai moteris iki menopauzės gali daugiau atlikti fizinio pajėgumo, ne, ir kažkokių intensyvių fizinių treniruočių, o jau kai tie hormonai, jų veikla mažėja, tada yra svarbiau maistas ir dieta. Kardio palaikymas yra svarbu, bet maistas ir dieta taip. Ir kiek žiūrėjau tyrimų, būtent ta griežtesnė dieta antrojom gyvenimo pusėje, jinai tampa labai svarbi. Svarbiau netgi negu fizinis pajėgumas. Su maistu, tai apskritai kalbant, ten, kiek man teko domėtis truputėlį apie vyrus ir moteris, šiaip iš gyvenimo patirčių, tai moteris apskritai yra linkusios labiau save prižiūrėti. Vienas iš to, kodėl jos gyvena ilgiau. Aš gavau mokslinį paaiškinimą, bet iš tų tokių minkštų faktorių, tai dėl to, kad jos labiau savimi rūpinasi, jos yra labiau žingeidesnės, ką nors kažką sužinoti, jos labiau prižiūri mitybą,
jos suvalgo daugiau tos pačios ląstelienos, jos greičiau reaguoja į kažkokius tai signalus ir panašiai. Čia yra tas momentas, kad vyrai, aš kaip sakau, kad aš vyrų skirstau dvi dalis, ne? Vyrai, kurie mano, kad yra nemirtingi ir tie, kurie žino, kad jau yra mirtingi. Moteris, kad yra mirtinga, jinai sužino anksčiau, jinai dažniausiai tą sužino gimdymo metu, kad jinai staiga atsistoja ant gyvybės ir mirties slenkstės, jinai tuo momentu. Bet dėl to tas žinojimas pas moterį yra kitoks, jis žino, kad šitas gyvenimas yra laikinas. Ir kad šitas kūnas yra tik tai vienintelis būdas mums patirti šitą pasaulį. Dėl to mums reikia jo rūpintis. O vyrai, jie turi tą tokį dar tikrą nemirtingumą, žaidimą. Ir jie sako, ai, čia viskas gerai, čia aš pavarysiu. Čia aš biškai pavartosiu tą McDonald'ą, po to paspartuosiu, bus tik, ar kaip ten jūs sakot, žinai. Tai šitas ir yra. Ir ten vyrai, kurie susiduria su mirtingumu, nes pas juos netgi žvilgsnis būna kitoks, mane tokie įdomesni pasidaro. Tai tokie turi tam tikrą momentą, kurie staiga sužino, kad jie yra mirtingi. O, viskas, nebegalėsiu, jau reikia, jau laukiu. Jo, ir tada atsiranda toksai mėgavimas to gyvenimo, to akimirko, to paprastumo, ne, kas tampa toksai vertingas, ne? Na, gal šitoje vietoje ir kažkokios gyvenimiškos situacijos truputį priverčia apie tai pagalvoti, artimoje kokia netektis, arba dar kažkokie tokie nutinka visokie dalykai, kurie priverčia gyvenimą pažiūrėti kitomis, arba koks filmas. Arba pagaliau praeini tą 43 metų krizę, jau tavo kem 5 ir 6, jau supranti, kad gerai, nebereikia man to Ferrari. Kem 3, tai man jau neužilgo, tai per kūnas, šiandien gavau kiek informacijos, reikia ruoštis jau po truputėlį. Jo, esu dar tokį girdėjęs, nežinau, faktas, mitas ar ne, jog menopauzė moteriai tai yra tas periodas, kuomet moteris suvokia, kad jinai šiam pasauliui, susiduria su tokiu klausimu, kad jinai šiam pasauliui yra daugiau nebereikalinga. Ja. Bet mes iš dalies tai ir palėtėme. Jo, aš šitą labai ėjau visais kampais prie to, ar aš pati pradėjau galvojant, kas čia tokio atsitiko. Vyrui, kuris, turi pinigų, tai jam reikalingi vaikai, kad jisai prasitęstų. Ir sakau, ta moteris vyresnė, jisai aiškina dar čia kažką, žinai, turi savo nuomonę, veiki čia, žinai, pakeisiu į naujesnę, naują modelę, ne? Ta prasme, jaunesnė. O aš pastebėjau, kad aš neturiu role modelio, aš neturiu moterų, kuriam aš galėčiau stebėti, eiti paskui. Dabar jau jų yra daugiau, bet tarkim, anksčiau Hollywoodas baigdavosi ties 30 metų moterim, jau vyresnių moterių nebuvo ekrane, arba jos ten tokios raganos, ten žilais plaukais, ten tokios, ne visokios. Ir tas atėjo, bet kad, tarkim, žili plaukai tai yra, natūralu. Bet tuo pačiu jie taip tokie atrodo, tokį keistą reikalą, neduoda pan. Ir tas moters, tarkim, visi tie požymiai, ten veidas keičiasi, raukšlės, ten kažkas atsiranda ant veido, tai jeigu tu priėtum, tai šį raganos požymiai, jau ragana yra ta, kurį reikia sudeginti ant laužo, tai yra, nesaugu būti ragana. Ir dėl to tas gaunasi, jeigu mes šnekame apie sveiką senėjimą, bet bandom išsaugoti, čia prisileidžiam visokių dalykų, čia prisistatom, chemiją visokių prisivaroma, ir čia yra sveikata, čia nėra sveikata, čia yra bandymas išlaikyti vyrišką žvilgsnį, Bet kaip jūs žiūrit, tai šiuolaikišką visą šitą prieimą prie grožio, prie šiek tiek apgavystės savo kūno? Aš žiūriu, būtent ar tai daroma iš vidaus ar iš išorės. Aš darau dėl to, kad aš dabar čia būsiu tokia ir kažkas į mane pažiūrės ir aš pasijausiu vertinga, ar aš dėl to, kad aš pati jaučiuosi gerai, bet ar aš iš tiesų gerai jaučiuosi. O gerai, o kiek tai yra pavojinga? Sakykime, mes kalbėjome ir apie riebalų nusiurbimą, juk tai yra išties intervencijos į kūną, kartais tai yra, pažeidžiama endokrininės sistemos kažkokie dalykai. Skauda. Aš dirbau grožio klinikoje. Nei vienos nebuvo grožio procedūros, kuri nebūtų skausminga. Tiek moteris. Tai gerai, dėl grožio skausmo aiškėsim. Ta prasme, tikrai, tikrai aš pagalvoju, kodėl taip yra. Mano kvietimas yra toksai, dėl ko tą darom. Ar mes einam ar mes einam į. Jeigu mes einam, bėgam nuo kažko tai ten neišvengiamai, kus bus, nėra čia kur pabėgti. Bet jeigu mes prisižiūrim save, nes moteris, kuri myli save iš tiesų, jinai yra spinduliuojanti, jinai yra įdomi, kuri iš tiesų save myli. Nes kai tu save myli, tu gali tada kitą mylėti. Jeigu tu savęs nemyli, tu negali kito mylėti.
negali duoti to, ko neturi. Labai paprastas dalykas. Jeigu tu savęs nemyli iš tiesų viso tokio, koks tu esi, su visom savo gerom būsenom, blogom ten, mylėjimas tai nėra pateisinimas. Nereiškia, kad aš pateisinu ten elgesį kažkokį tai blogą, ne? Bet aš matau, kad mes žmonės, mes turim visokių ten tų savybių, ne? Ir ten vienos mūsų gražios vietos, kitos negražios, mes vieną rodom, kitiem nerodom, bet aš matau, kad mes tai esame, ne? Ir mano kvietimas ir yra, vat, kad ne tai, kas kvietimas, čia turbūt aš einu tuo keliu, ne? Vat, nes jeigu aš einu tuo keliu, nu, tai aš ir apie tai šneku, ne? Nu, turbūt taip yra, nes tai nėra, kad aš staiga susidomėjau, yra dalykai, kurie man tiesiog atsitinka ir aš tiesiog einu jais, ne? Tai aš esu dabar šitame amžiuje ir aš galvoju, o gerai, o kas toliau? Aš labai stipriai pajutau tą kvietimą ruošti sekantiem 40 metų. Ką aš veiksiu sekančius 40 metų? O dabar aš girdžiu kvietimą, kad pasirodo gyvenimas labai įdomus pasidaro, kai tau yra 2-4. Kai praeini šitą laiką. 2-4 irgi yra labai, labai didžiulis iššūkio laikas. Moteriai bent jau. Bet vyrai turbūt irgi. Tai va, tai dėl to tai yra puikus šansas moteriai staiga sužinoti, kas jinai yra iš tiesų. Gerai, bet ką sužinoti konkrečiai? Nu, ką jinai nori pusryčiam, ne? Ten kas ypatinga, kas jai nepatinka. Ne? Jis susiduria dabar su problema, jai nėra ką šitam pasauliu daugiau duoti, jinai atrodo viduje savivertė sumažėjusi. Kokiu priemonių jai reikia imtis, kad jinai, nežinau, kažką tai naujo savo gyvenime atrastų, arba kas yra siūloma specialistų, sakykime, arba tų pačių psichologų, arba dar... Tai va šitoje vietoje ir yra, kad, gerai, tai tau dabar čia kažkokia histerija, imk tabletytę, ne, ten, biški pavartokim čia dabar, ten prileiskim kokio botoksą, ne, čia pagerės tau gyvenimas, ne. Tai va čia ir yra apie kur yra moters, taigi tik čia įdomių dalykų šitam pasauliu yra ką veikti. Keliaut. Tu atsikelk ryte ir pažiūrėk, kaip kyla rūkas, pavyzdžiui, ežere. Ir saulė šviečia. Pradeda kilti saulė. Tai yra fantastiškas dalykas, kuris labai papildo sielą. Yra pagaliau išdrįsti daryti tą, ką nori, bet prisiminti tą, ką nori. Man irgi, pavyzdžiui, buvo gal laikas plau, ko aš čia noriu, o ką reiškia norėti plako, kur aš, o kur čia mano riba, ne, kur čia aš noriu ir kur čia aš esu, ne. Bet tai yra, kiekvieno žmogaus teisė. Moteris pagaliau gali būti žmogum, gal taip galiu pasakyti, ne? Jinai nebėra vien tik tai moteris, jinai yra biškai daugiau, jinai yra žmogus. Manau, kad čia labai geras vienas iš pasiūlymų būtų tiesiog pamatyti, prisiminti, ko tau nepavykdavo padaryti tame gyvenime, kuomet tu rūpinaisi kitais šeima, vaikais, galbūt savo artimaisiais kažkokiais, juk mes, neslėpsim ir dabar kartais pasvajojam. Aš tokį mažą pavyzdį pasakysiu, jis tikrai nėra esminis. Pažiūrėti filmą nuo pradžios iki galo, išgerti kavos puodelį ramiai kažkur tai balkone, terasoje, ar kur tai būtų, pasivaikščioti po rasą, turėti savo kažkokių nuostabių ritualų dienos ir panašiai. Čia yra maži dalykėliai. Čia yra maži dalykai. Jo, bet iš jų susideda visas toksai gyvenimo grožis, bet yra ir didesnių esminių dalykų, kai tu gali atrasti naują bendruomenę, naują veiklą, taip, savo hobį, svajonę kažką. Arba išbandyti kažko naujo. Tiesiog, jeigu tu nežinai, ko tu nori, tiesiog bandyk. Kai tu žinai, ko tu nenori, tai jau gerai. Tai jau tu gali atsispirti, ne, aš to nenoriu, čia ne apie mane. O gerai, o tai gal kažkas kita, ne? Gerai, pakalbėkime apie tą sveiką senėjimą, tai ateiname prie to periodo, gerai, tai kaip tada reikia tai moteriai, kokie būtų jūsų pagrindiniai patarimai, įžvalgos arba naujausi moksliniai kažkokie tai pastebėjimai, kaip reikia moteriai sveikai senti, kas tai yra per terminas ir ar jis susijęs su ilgamžiškumu, ar tai yra tiesiog, sakykime, savęs priežiūra pavadinta kitais žodžiais. Būtent čia ir yra tas vidinė savęs priežiūra, ne? Nes išorinę priežiūrą mes galim įsivaizduoti, ne? Nueinam ten kažką pasidarėme, ne, savo. Bet vidinė savęs priežiūra, ne, tai ir yra, kad palaikyti savo medžiagų apykaitą ten, kur jai trūksta. Nes gaila, bet šiuolaikinis maistas, jis neturi, mažai turi ypatingai mineralų. Jis neturi, gerai, jis kalorijų turi, ne, kaloražo. Jo, bet, pavyzdžiui, kalorijas turi, bet jis neturi tų vidinių maisto medžiagų, ne, kurios pamaitina. Mūsų ten ta varščia bulvė, jau nebeturi nei to vitamino C, nešnekant apie kitokius ten mineralus, tas dirvas. Tai yra nebemaistingas maistas. Dėl to, kai mažėja ta medžiagų apykaita, mums reikia netgi ją pakeisti, mums reikia atsirinkti tą maistą, kuris mus maitina.
taip pat atsirinkti dalykus, ne santykius, žmonės, kurie mus maitina, ne, kurie mus pakilėja, dalykai, kuriuos mes darome, ne, ar mums patinka ar nepatinka. Taip, kad tas ilgamžiškumas labai įdomu, jisai juda tolyn. Yra, pavyzdžiui, vienas iš įdomių dalykų, kad dabar Yamanaha faktoriais galima gražinti bet kokią seną ląstelę į kamieninę ląstelės fazę. Kamieninė ląstelė tai yra tokia pirma ląstelė, kur yra omnipatensinė. Iš jo gali pavirsti kokiu nori organu. Ir čia buvo visokie kamieninių ląstelių bankai ten ir taip toliau. Tai dabar Yamanaha faktoriai tai yra tokie faktoriai Japonų, kuris gavo Nobelio premiją, kuris bet kokią seną ląstelę atgrąžina į kamieninę ląstelę. Kokiu būdu? Nu, pagal tą technologiją. Ir tą Sinclairas pakartojo. Kažkokia laboratorinė technologija. Jo, ir už tai gavo jo Nobelio premiją, o Sinclairas tą pakartojo. Ir jisai dabar gali bet kokią seną ląstelę, pavyzdžiui, pelės seną akį, ne, paversti jauna kamieninę ląstelę ir vėl užauginti iki naujos akies. Wow. Tai yra žiūri įdomu, ne? Šitas mokslas labai vystosi ir tai yra, kadangi tai yra naujas rytis, bet jinai labai pagauna daug pinigų, ne, daug yra žmonių susidomėjusių šitoj vietoj ir daug yra promautinimo ir dėl to yra labai įdomu stebėti, kas toliau, kas toliau, ne, kas toliau. Šitoj vietoj šalia iš karto ateina tinkamų papildų naudojimas, ne. Papildai tai yra tie, kurie gali pakeisti mūsų medžiagų apykaitą, įvairios vaistinės medžiagos. Vienas iš tokių, kur ir tas Davidas Sinclairas labai šnekėjo, jis anksčiau šnekėjo apie resveratrolį, ne, čia atrodė, kad yra resveratrolis, pradžiai mes galvom, kad tai yra antioksidantas, ne, kad tai yra kaip antioksidantinis dalykas. Bet vėliau paaiškėjo, kad jisai veikia sirtuinus, veikia tuos genus, kurie atsakingi už tai, kaip mes savo genus tvarkom, kaip mes teisingai juos nuskaitom, kaip gerai mūsų ląstelė gali atsinaujinti. Tai dabar visi eina į tuos sirtuinų aktyvinimą, kaip juos ten aktyvinti ir tų medžiagų yra daug ir dabar jau tas resveratrolis jau nebemadinga apie išnekėti, jau jisai eina ten kažkur apačioje. Bet jau dabar eina jau ir fisetinas, ir kversetinas, ir pasirodo dauguma tų maistinių medžiagų, kurias mes žinojom, kurie yra vaisiuose, uogose, pasirodo jos turi ir tą anti-agingo veikimą, ne, jos veikia tuos mūsų jaunystės genus. Yra labai įdomių dabar tyrimų, kurie bando pamatuoti žmogų, ne tą paso amžių, ne, bet tą tikrai. Ir jie žiūri į senėjimą kaip į ligą. Nes jeigu žmogus, tarkim, Anglijos karalienė gali numirti ne, nuo senatvės, ne, tai jeigu tai yra diagnozė, tai gal galima kažką su to padaryti. Ir būtent man labai patinka Davido Sinclairo idėja, nes sako, visi mes senstame, ir gyvūnai sensta, ir žmonės sensta, ir tie senėjimo mechanizmai yra pakankamai tapatus. Dėl to gyvūniniai modeliai, jo nuomonė, galima lengvai jos perkelti, ne tik kad lengvai, bet jos galima perkelti į žmonės. Tarkim, jo nuomonė, onkologija yra per daug keista. Ir skiriasi tarp rūšių, ne, tarp ten pievagrybių ir tų žmonių, ne, o senėjimo principai jie pakankamai yra panašus. Ir kadangi senatvė arba amžius, ne, yra lėtinių ligų vienas iš rizikos veiksnių, ne, nes, tarkim, vyresni žmonės turi didesnę riziką susirgti širdies ligom, vyresni žmonės turi didesnę riziką susirgti diabetu ar kažkom. Tai jisai priėjo prieš tos priežasties paprastai, sako, paimkim ir panaikykim tą senėjimą, paimkim, sustabdykim. Tai dabar eina įvairių variantų, kaip tą daryti, kaip etiškai tą daryti, nes iš karto atėjo tokių, kurie sako, gerai, mes čia biški genus, biški juos ten pakeisim, pamodifikuokim. Ir tarkim, yra toksai vaikinas Brian Johnson, kuris turi savo tą blueprint. Ir man tai buvo taip smagu, nes jisai ten viską daro, jisai ten maitinasi vegetariškai, jisai sportuoja, jisai ten vartoja, ten nežinau, kiek ten tų papildų, 150. Jisai ten kraują persipilinėja vaiko ten. Ir man atrodė, kad ten jau atrodė, kad jau viskas jisai daro savo gyvenimo būdu. Paaiškėjo, kas biškai ir tą genetiką pasitvarkė savo ir ten, to žodžiu, kad nėra ten viskas taip, taip jau vien tik tai gyvenimo būdas. Jo, bet aš kiek girdėjau, kad jis daro viską, kas yra įmanoma. Jis daro, ką įmanoma. Jo toks pasirinkimas. Jo, nebūtinai tai yra gražus ir švarus dalykas. Va būtent. Ir dabar jisai per metus pasensa 1,5 metų, jeigu taip šnekėt paprastai. Bet realiai tai veikia? Pagal jo matavimus jis pasinaudoja. Dabar yra įvairūs genetiniai laikrodžiai, kurie matuoja, ne, jie matuoja arba tos telomerų ilgius, arba matuoja, kaip mes savo metiliaciją, ne, kaip mes savo genus nuskaitom, arba jie matuoja, kaip mes virstam po truputį cukrum, tokia glikacijos. Yra įvairių dabar ten tų laikrodžių, ne, kurie konkuruoja tarpusavy, kuris iš jų yra geras. Ir dėl to yra tie būdai, kaip pamatuoti, ne, kurioje būsenoje, kokiam amžiui, tam biologiniam amžiui tas žmogus yra.
įvairių yra lygių, kuriais galima tą žiūrėti, galima organų lygių, galima šnekėti apie mūsų gerasias bakterijas, kurios sensta, galima šnekėti apie mūsų odą, kuri sensta, ar nesensta, galima žiūrėti į tuos mechanizmus, bet jeigu taip žiūrėt paprastai, tai yra tas nuolatinis statymo ir griovimo procesas, ne, ar mes gerai statom ir gerai greunam. Nes yra ląstelės, kurias jaunas organizmas, žinot, kada prasideda senatvė? Senatvė prasideda nuo gimimo, nuo pačios pradžios. Nes, aš esu dar girdėjęs, kad nuo 20 metų jau pradedam senti. Bet jeigu taip šnekėt, kas yra senatvė, ne, tai yra, žodžiu, kad mūsų ląstelės, jos natūraliu būdu per apoptozę arba per organizmas sunaudoja, jas suvalgo ir iš jų pastato naujas ląsteles. Tai yra visiškai normalus procesas. Yra tokios senestelos, tokios sensančios ląstelės, kurios staiga sėdi. Jos nieko nebedaro, jos nebemoka gaminti savo ten to baltymo arba gamina kokį nors visiškai blogą baltymą. Jos nebemoka pasigaminti energijos, pavyzdžiui, mitochondrijos visiškai blogos arba ten pradeda nesąmonės daryti. Arba jos kaip tik pradeda gaminti laisvuosius radikalus ir tampa uždegimo šaltim. Po to jos gali sprogti ir toje vietoje atsiranda uždegimas. Ir dėl to senėjimas jis yra toksai, mes po truputį tokių lėtinį uždegimą pereinam. Ta ląstelė gali tapti onkologinė. Lygiai taip pat. Apskritai apie senėjimą girdėjau, kad nesvarbu, kiek tu gyvensi, tu vienaip ar kitaip vėžiui susirgsi. Kažkaip taip yra sakoma, kad aš kai mokiausi, tai yra, kad ląstelė 10/9 dalinimosi padaro klaidą. Ląstelė dalinasi, jinai padaro klaidą. Ir mūsų ta sistema, kuri randa tą klaidą, jinai normaliai veikia. Tai mums svarbiausia, jeigu šnekėt apie senėjimą, kad ta sistema, kuri randa klaidas, normaliai veiktų. Ir čia yra balansas, kiek mes prigaminam naujų ląstelių ir kiek mes jas atstatom į naują būseną. Ir jeigu šitas procesas vyksta amžinai, mes galim gyventi amžinai. Arba ten 125 metus, kiek dabar yra galvojama, kad mūsų genetika tai gali, kiek dabar atrodo. Tai būtent tas palaikymas to atsistatymo procesus yra labai svarbus. Ir jisai visose lygiuose gali būti. Jisai gali būti organų lygių, gali būti gerųjų bakterijų lygių, gali būti smegenų neuroplastiškumo lygyje, ne? Žiūrint, kokioje mes vietoje esam. Bet jūs dabar kalbate labai įdomius dalykus, kurie yra, kaip suprantu, tokiame gal ir atradimo fazėje, bet tai galų gale bus tik tai tikriausiai tyrimų fazėje, kur mus pasiek galėtų, nežinau tik tai kada, o galbūt jau kažkas ir yra, bet tai skamba labai įdomiai ir tai yra galimybės, bet man atrodo, kad dabar klausytas klauso, kur aš čia, kada man čia iki manęs čia neprisikas, man reikia paprastai, kaip man sensi vaikai, ką man sportuoti, ką man valgyti, kokią man ten antrą pusę susirasti ar kokių draugų ir pan. Nes čia sakau, dar viskas moksliniam lygiai, dar negalim sakyti tokių, ne? Nes iš tų papildų, kurie yra naudojami, ne, tarkim, rifambicinas turi vienus geriausių įrodymų, bet jo įrodymai yra, kad tos ilgos kirmėlės ilgiau gyvena su rifambicinu. Rifambicinas šiaip jis yra ir antibiotikas ir jisai naudojamas imuniteto slopinimui, jis yra vaistas. Tai su juo yra įdomiausių tokių tyrimų. Dar jis nėra rekomenduojama žmonėm, bet tikrai yra žmonių, kurie naudoja savo iniciatyvą. Kitas labai įdomus preparatas yra metforminas, kur diabetus sergantys žmonės. Metforminas. Jo, metforminų kurie. Nes jisai, mūsų mitochondrijos yra mitochondrija tai yra ląstelės viduje esanti tokia organelė, kuri gamina energiją. Taip. Be mitochondrijos mes gamintume tokią labai lėtą energiją, nuo kurios pato raumenys skauda, raumeninė. O mitochondrija duoda tą tokią gerą, greitą energiją. Tai ir dėl to mums reikia, kad ta mitochondrija veiktų gerai. Jinai turi pagaminti tiek energijos, kiek mūsų ląsteliai reikia. Nes mitochondrija pagamina energiją ir tada pasigamina laisvieji radikalai. Mitochondrija turi ją neutralizuoti. Tai kai šitoje vietoje irgi įsibalansuoja, mes turim uždegimą. Noriu pasakyti, kad būtent tas palaikymas ląstelės ir mitochondrijos veikimo, jis yra svarbus pačios ląstelės veikloje. Tai yra tokia MPK, toksai fermentas, kuris padaro, kad pasigamintų energiją mitochondrijai. Tai būtent metforminas, dėl ko jis veikia diabeto, kai žmogus turi tą didesnę gliukozę kraujyje, tai jis paima tą gliukozę iš kraujos ir suvaro į ląstelę. Ir ląstelė iš jos pagamina energiją. Tai yra labai svarbu įvairiais etapais, taip pat žmogaus etapo, kuris susijęs su ilgaamžiškumu. Tai dabar daug yra mokslinių įvairių papildų, kurie būtent
veikia tą MPK fermentą. Kvercetinas, fisetinas, jų daugiau yra įvairių, galima netgi, yra netgi tam tikras vienas papildas, kurį aš pacientam išrašinėjus, įprūdinės MPK aktyvatorius ir jisai tiesiog gamina tada tą energiją daugiau. Fizinis aktyvumas lygiai taip pat paskatina, mes taiga turim fizinį aktyvumą, atsiranda poreikis ir tada ta ląstelė pradeda gaminti tą energiją ir mes taiga, sumažėja gliukozės kiekis kraujo, sumažėja cholesterolis, pavyzdžiui, kraujyje, ne? Tai kitas yra, tai metforminas, su juo yra tokių įdomių stebėjimų, ne, yra moterų, kurios naudoja, yra vyrų, kurie naudoja, aš irgi kažkaip į tą metforminą pakankamai greitai šį parašau savo pacientam tam, kad pažiūrėt tą ilgamžiškumo pusę, ne? Pavyzdžiui, yra toks labai įdomus dalykas glikozaminas, žinot, kur ten sąnariams naudoja, ne? Chondroitinas ir glikozaminas. Tai kai buvo, galvoju, kremzlė, mūsų sąnarių kremzlė yra padaryta iš to glikozamino. Tai vadinasi, geriam glikozaminą ir mūsų sąnarių kremzlė gerėja, ne? Tai gaila, bet moksliniai tyrimai parodė, kad nibiškai negerėja, lygiai ten placebo lygis, ten, veikimas niekinis yra. Bet žmonės kažkodėl naudoja. O kodėl jie naudoja? Žmonės naudoja 10 metų, 5, jam kažkas yra ten gerai su to glikozaminu. Jie šiaip žmonės, jeigu jam nebūtų veikimo, jie nepirktų, ne? Bet jie kažkodėl perka. Tai pradėjau žiūrėti truputėlį plačiau ir paaiškėjo, kad būtent tas gliukozaminas ir chondroitinas gerina mūsų kremzlę, kad, žodžiu, viena iš mūsų problemų senėjimo yra tai, kad mes po truputį cukruojamės. Mes turim visokios laisvos gliukozės, kuri pradeda jungti su raumenim, su oda pradeda glebti, jinai nebeturi to efekto. Raumuo, jisai sujungia su gliukozė, jisai, toks tampa, neefektyvus. Ir mūsų sąnario kremzlės taip pat pradeda jungti su tom gliukozėm, tokia tampa cukrinė ta kremzlė, tokia trapi. O būtent gliukozaminas pasirodo, jisai išvalo organizmą nuo tos glikacijos ir jisai padeda tą kremzlę atsistatyti. Taip kad man šitas toks įdomus dalykas, nes paaiškėjo, kad pasirodo jisai daro, bet biški ne tą, ką mes galvojame. Taip. Ir galbūt dar šiek tiek su pagalbiniam kokiom priemonėm, gal su to pačiu fizinio aktyvumu ir panašiai. Bet apie tą patį fizinį aktyvumą, aš manau, pavyzdžiui, kad vidutinio amžiaus moterį, aš manau, kad visą gyvenimą tu tai turi daryti, bet itin svarbu yra sportuoti, kalbant apie tas pačias mitochondrijas, juk jos gaminasi irgi, kuomet mes gauname fizinio krūvio ir raumenyse jos atrofuojasi, kuomet mes jo nedarome ir gimsta mitochondrijos, kuomet mes fizinį aktyvumą turime. Kokio tipo fizinis aktyvumas turi būti? Jėgos sportas, ramesnis sportas, aerobinės ištvermės? Būtent tą, ką norėjau pasakyti, kad kai yra daug hormonų pas moterį, jinai tikrai gali daryti intensyvius fizinius pratimus. Kai yra jau hormonai mažėja, reikėtų daugiau kreipti dėmesį į dietą ir daugiau į pratimus mažesnio fizinio aktyvumo, kurie palaikytų tą medžiagų apykaitą ant deginimo režimo. Bet galima skaityti, kad aš manau, kad jėgos pratimai tai yra, tai nėra labai intensyvu, bet tai yra savotiškai nelengva. Bet nes mes vis tiek turime raumeninę masę išlaikyti, juk pakalbinkime bet kokį ten, sakykime, ilgamžiškumo ekspertą, jis vis tiek pasakys, kad jėgos pratimai, raumeninė masė, sąnarių būklė, kaulų tankis, jisai yra vieni esminių faktorių tam, kad žmogus išliktų judrus, mobilus, jisai galėtų, ta prasme, egzistuoti, funkcionuoti ir tą pačią hormoninę veiklą palaikyti tam tikrame lygyje. Taip, ir būtent viena iš problemų, kad jeigu imama labai griežtai laikytis dietos, vyresnio amžiaus moteriam pradeda mažėti kaulinė masė. Bet tą galima palaikyti per tinkamą fizinį aktyvumą. Taip, ir čia vėl eina šneka, kad jeigu yra osteoporozė ar parodinė osteoporozė, būtina judėti. Ir būtina gauti tą tinkamą fizinį krūvį, kuris palaikytų tą kraujotaką, ne, toje pačioje kremzlėje arba tą pačioje kaulę. Arba raumenyje, ne, kuris pradėtų gaminti tą energiją. Kažkaip, čia ir yra, kad gydytojai, tai gerai imti tabletytę, ne, bet tai, yra, aišku, tokių žmonių, kuriems ir gerai tą tabletytę, bet yra žmonių, kurie, nenori tabletės, kurie nori kažką keisti, gauti tą. Bet Evelina, kalbate apie dar mitybą, apie tokią griežtą dietą. Jūs nesate mitybos specialistė, bet vis dėlto tai turime omeny, kad reikėtų peržiūrėti mitybą šiaip iš principo. Taip. Ir reikėtų pasikonsultuoti, galbūt su kokiu dietologu, nueiti, ne, ir gauti kažkokių patarimų. Taip. Ar čia vis dėlto reikėtų, kažkokiu tai galėtumėte patarti, pavyzdžiui, kaip keičiasi ta mityba? Tarkime, aš nežinau, ar tiesiog koncentruotis į daugiau baltyminį maistą? Būtent, kadangi
visiškai griežta baltyminė dieta vyresnio amžiaus moteriai ir vyrui lygiai taip pat nėra gerai. Nes būtent estrogenai, nes baltymas reikalingas statybai, o statyba priklauso nuo estrogeno ir testosterono. Vadinasi, turi atitikti tą situaciją, kokia reikalinga. Dabar netgi Schwarzeneggeris yra vegetaras. Ir jo staiga cholesterolis pagerėjo ir jisai ten tą šneka, ne, apie tai. Bet tai va dėl to didelė baltyminė dieta, kiekvienas žmogus vyresnėme amžiuje turėtų kažkuria eiti link vegetarizmo. Nes, bet ką vartoti toliau? Dauguma rekomendacijų yra į mažesnį angliavandenių kiekį ir į mažesnį sočiųjų riebalų kiekį, bet palaikant tinkamą gerųjų riebalų kiekį. Ir pakankamą tų ilgų grandinių angliavandenių. Ląstelienos netgi, dabar šneka apie tai, kad kartais jau geriau krakmolas, negu sudėtingas krakmolas, negu ten, tarkim, greitieji cukrai arba fruktozė greitoji. Mūsų tinklaladėje vandens pertraukėlė ir mes renkamės Akvilės vandenį šiai pertraukėliai. Vanduo, kurį atidarius, jūs galite būti tikri, jog jūs esate pirmas, kuris prisiliečite prie šio nekalto vandens. Ultra Clean technologija, išgaunamas vanduo, neturi jokio sąlyčio absoliučiai su nieku, apart jūsų lūpų ir gomurio. Atsigaivinam ir tęsėm mūsų pokalbį. Okay. O paminėjot beje cholesterolį, aš pagalvojau apskritai, o gerai, o jeigu ta pati, kalbam šiandien apie moterų sveikatą, moteris sulaukia tam tikro periodo tos pačios menopauzės ir nieko nedaro. Absoliučiai, kas tada jai gresia, kokie procesai galbūt labai stipriai eina žemyn, mes dabar norėjau paklausti ir kito klausimą, bet čia toks jau šoko į priekį, kitas klausimas būtų, tai kągi reiktų tada tirtis, sakykime, tuo periodu prieš tai, ar reikia tos hormonus tikrintis, kaip dažnai jos tikrintis, bet pradžioj, kas būtų, jeigu iš vis nieko nebedarytų, nieko neprisižiūrėtų, kokios grėsmės didžiausios tuomet? Kadangi lėtėja medžiagų apykaita, iš karto auga riebalinė masė. Nebėra to, kas palaikytų raumeninę masę. Va čia yra tokia problema. Kaulai gali pradėti retėti, jeigu mes šnekėtume fizinį krūvį. Taip. Dažnai keičiasi moters netgi elgesio arba charakterio savybės, Jinai gali prarasti tam tikrą užtikrintumą, nes pas ją, pavyzdžiui, pradeda mažėti vyriškų hormonų. Pas ją jinai gali prarasti seksualinę trauką, nes pas ją pradeda mažėti hormonų. Netgi serotoninas, mūsų ten nuotaikos hormonas, jisai pasirodo irgi yra priklausomas smegenyse, estrogenai turi receptorius smegenyse ir jie padeda netgi. Dėl to tas depresinė nuotaika, jinai gali būti tiesiog dėl tam tikrų hormonų disbalanso. Arba tikslo siekimas, nes jis nebežino, ko jinai nori, nes jis dopaminas įsibalansavo. Tai dėl to o gal ta moteris yra tokioj būsenoj, nes tai yra, reikia nuspręsti, kur yra norma, kur yra blogai, kur jau kištis, kur nesikišti. Ir mes turbūt dabar nustatinėjom iš naujo šitą ribą, nes anksčiau atrodė, kad tą menopauzę reikia būtinai taisyti, po to buvo galvoma, kad ne, čia moterų reikalas ir čia visom tai būna ir čia nieko nereikia daryti. Ir dabar manau, kad tiesa yra kažkur per vidurį, kur mes galim pradėti padėti būti toj būsenoj tam laike, kuris yra tuo metu jai naudingiausias. Arba būtent toj būsenoj, kuri optimali. Tai būtent, nes vėl čia yra ta būsena, kur kažkas vyksta su kūnu, kur tu atsika nespranti, kur čia aš, ar aš galiu tą kontroliuoti ar ne. Ir galbūt tas įgalinimas, moters vėl rūpinti savimą, tai irgi labai svarbu, nes tai būtų apie tą meilę savo, kur mes grįžtam apie tą esmę. Tai čia turbūt apie tai, kad tai galima vadinti normą, bet gali būti geriau. O reikia darytis, mes tiek daug apie tos hormonus iš tikrųjų kalbėjom, ar reikia juos tirtis iš vis? Reikia, bet klausimas kaip. Nes, tarkim, yra hormonai, nes mes dažniausiai hormonus tyriam kraujyje, o kraujas tai yra tokia, transportas, kelias, kurio kažkas kažkur keliauja. Kraujas nėra ta vieta, kur hormonas veikia. Hormonas, pavyzdžiui, ypatingai estrogenas arba testosteronas, tai steroidiniai hormonai, jie veikia viduje ląstelės, jie veikia branduolio lygyje, jie veikia, priverčia kažkokią ląstelę gaminti baltymą, kur jiem reikalinga. Tai yra labai, kaip ten pamatuosi?
kaip, jeigu tu kraujyje matuoji tą hormoną, ne, kuris veikia viduje ląstelės, tai ką jis reiškia? Jeigu tas hormonas aukštas kraujyje, tai jis gerai dirba, o gal jis blogai dirba, gal jis visiškai sėdi kraujyje ir niekur nepakliūna į tą ląstelę. O kaip taip tada matuoti? Nu va, tai čia yra dėl to tokia diskusija, kaip tą matuoti, ne? Tarkim, mes endobiogenikoje turim įvairių matavimų, kur mes matuojam hormono poveikį. Ne, vat, pavyzdžiui, hormonas, jeigu jisai veikia, jisai, tarkim, turi tam tikrą išraišką, tarkim, kauluose, ne, ir mes matuojam kaulų, vat, ten tą vieną hormoną kauluose. Ir pagal tai mes galim pasakyti, nu gerai, vat, kauluose, bet tas estrogenai veikia taip, vadinasi, gal ir visumoje tas estrogenų veikimas yra toksai. Kitas, pavyzdžiui, būdas, kur yra tos longevity klinikos, arba tie, kurie dirba su bioidentiškais hormonais, jie matuoja kraujo ir šlapimo, pavyzdžiui, metabolitus. Ir žiūri pagal tai, kiek yra kraujyje, kiek yra pomedžiagų apykaitos. Taip, kad čia yra toksai, tokio auksinio standarto šiuo metu nėra, tradicinė medicina gali kažkiek hormonų pamatuoti kraujyje, bet tai ir yra bandymas nuspėti, ne, kaip ten kažkur, o kaip jie veikia, čia vėl klausimas. Ne? Taip, kad klausimas, kaip matuoti, čia yra toksai truputėlį, bet turbūt būdas yra vienintelis tas, kuris tai moteriai bus naudingiausias, kuris duos atsakymą, ne, čia tas turbūt tiesa. Jo, yra problema, arba gal, ne, šiaip problemos gal ir nebūti, šiaip reikėtų užbėgti įvykiam už akių, neseniai mano viena pažįstama pasakė, kad tarp kitko, visiškai netyčia nuėjo pasidaryti echoskopiją ir jai ten rado kepenyse cistą, ten didelę. Ir tai yra, eina kalba vėl apie kažkokią tai tokią prevenciją, užbėgimą už akių, nes kūnas gali pateikti visokiausių siurprizų. Ir sakė, papasako, draugėm visos irgi nubėgo ten tirtis ir echoskopuotis visą kūną. Tęsiant apie tos tokius pačius hormonus truputėlį, vis tiek tokia aktuali labai tema šiais laikais, net ir jaunųjų žmonių tarpe, bet ir ypatingai ir vyresnių, apie tą pakaitinę hormonų terapiją. Jinai tokia yra. Ir vėlgi ateinam prie tos ribos, kai hormonų įtaka sumažėja kūne moterų po tam tikro periodo. Ir ar reikia tos pakaitinės terapijos? Ar mes turime save papildyti hormonais iš išorės kažkokiais tai, tam, kad mūsų funkcionalumas būtų geresnis ir iki kiek mes turime tai daryti? Ar tai iki gyvenimo galo turi vykti tam tikromis dozėmis? Va čia ir yra labai teisingas klausimas. Va čia ir yra tie, kurie dirba su pakaitinė terapija, yra klausimas, kiek, kokie tie hormonai, kiek ir ar visą gyvenimą. Šitas klausimas yra toksai, nėra iki galo atsakymą. Bet jeigu žiūrėt, tarkim, įrodymais pagrįstą mediciną, jie sako taip, pakaitinė hormonų terapija turbūt būtų geriausias variantas prieš visus kitus papildus, kurie palaikytų tą hormonų lygį. Bet tai nebėra rekomendacijos vartoti visą gyvenimą. Tai yra daugiau ta pakaitinė hormonų terapija yra vartojama tada, kai yra kažkas, kas blogai moteriai. Kurie galėtų atstatyti kažkokį ten simptomus, karščio bangas ar kažką, ką jinai tikrai jaučia, kas jai yra negerai. Bet dabar jau yra vaistas, pavyzdžiui, karščio bangom, jis visai nesiniai atėjo ir Lietuvoje yra registruotas, apie pusę metų yra registruotas, bet dar jo nėra rinkoje. Dar neįveža. Koks vaistas? Karščio bangom mažinti. Kokiom karščio bangom? Moterim būna karščio bangos. Ten yra blogam, žodžiu, kai jie styrikoja, čia tos karščio bangos? Ne, užeina karštas staiga pasidaro, netikėtai. Išsiderina tas termoreguliatorius, kuris yra galvoje, kuris nusprendžia, kada jau šildyti, kur šaldyti. Ir čia yra didelė problema, kuri moteris pradeda jausti, kad jai kažkas, karštas staiga pasidaro. Ir tos karščio bangos buvo galvoma, gal tai yra norma, o gal tai trukdo. Bet jau dabar, pavyzdžiui, yra vaistas, kuris yra tam patvirtinęs, laukiu, kada ateis Lietuva, gal neteis, gal per maža rinka, bet būtų visai smagu. O gal jums, Evelina, teko susidurti su jaunimu, nes šiais laikais tarp jaunimo yra labai, ir tame tarpe tarp merginų labai populiaru, sakyčiau, panaudoti vieną kitą hormoną tam, kad pakeistų savo kūno kažkokią tai kompoziciją, priaugtų raumeninės masės tos pačios, taptų stipresnėmis, taptų gražesnėmis, arba ten kažkokiu tai kitokiu būdu taptų kažkokios galbūt moteriškesnės, gal ir panašiai. Ta pati kontracepcija ir panašiai. Kaip tie jauname amžiuje vartojami hormonai gali turėti įtakos, kokią turėti įtaką ilgalaikėje perspektyvoje? Jeigu mes šnekam apie visiškai paaugliukas, kurios yra ten 14-16 metų, tai aišku, kad kontracepcija jinai keičia bendrą medžiagų apykaitą ir keičia tą lytinę fazę. Manoma, kad tai yra okei, bet jeigu taip žiūrėt paprastai, tai tiesiog ta raida yra tam tikrai, vis tiek jinai yra blokuojama.
Beje, ką aš esu pastebėjus, kad ta, tarkim, hormoninė kontracepcija nebėra tokia populiari, kokia buvo anksčiau, matyt, yra kažkokios bangos, ne, ką moteris renkasi, arba kas yra rekomenduojama, ne, mados, ne, kažkoks momentas. Bet tarkim, testosteronas moteris į vyrus veikia truputėlį skirtingai. Tarkim, vyram nuo testosterono jo gliukozės kiekis, cholesterolio kiekis, jėgos kiekis pagerėja. Moteriai šiek tiek pagerėja jėga, bet gliukozės, insulino jautrumas ląstelėm pablogėja. Moteris biškai, dėl to yra, kad mes turim daug tyrimų, kurie padaryti ant vyro, ne, ir jie nebūtinai yra persikėlę ant moterų. Ir yra klausimų, kuriuos net neturim atsakymą. Ne, dėl to moteris truputėlį tokiam eksperimentą, ne, dabar būsenoje yra, kai nelabai aišku, kaip čia yra. Tas realiai, nes nėra tyrimų, yra labai mažai tyrimų. Kažkur faktas, kad va taip veikia, nu ir maždaug taip veiks ir tave. Visus taip veiks, tai ne visus taip veiks. O plus dar moteris, kadangi ten tų hormonų belekiek, jos ten skiriasi, jos ten kai kas, negalima šiek tiek ten tipuoti, bet jų vidinė aplinka kiekvienas yra šiek tiek skiriasi negu skirtingos yra. Vyrai jie tokie biški ten, keli hormonai ir ten panašiai viskas pas juos yra. O pas moteris biški yra momentų. Evelina, pabaigai, ką norėtumėte, galbūt tokį palinkėjimą moterims iš viso to, ką mes pakalbėjome. Mes pakalbėjome apie moteriško kūną kaip stebuklą, apie jos reprodukcinės savybės, apie jos periodą, kuomet jinai jau tampa nebevaisinga, apie tas grėsmės, apie sveiką senėjimą užsiminėme, kas yra svarbu, kas yra mokslinėme lygmenyje. Ir kokius būdus galima pasitelkti, kaip galima atrasti save iš naujo ir kad mes, vėl sakau mes, jūs esate ne vien tik tai tas, sakykime, reprodukcijos objektas, kuris gamina nuostabius naujus žmonės atveda į šį pasaulį. Kažką tai tokio nuo savęs dar pasakykit, palinkėkit ir mes su visais atsisveikinsim ir palinkėsim gerų žinių. Moteris yra nuolatiniam virsme ir kitime, ir tai yra jos būsena, ne, jos nuolatinė būsena, tas nuolatinis kitimas. Ir reikia tai priimti kaip tą moters duotybę, tai nėra nei gerai, nei blogai, taip yra. Ir turbūt atpažinti save, ne, kada aš esu vienokia, kada aš esu kitokia, leisti savo būti tokiai, ne, nebūti tokiai vienodai kaip vyrai, ne, o leisti savo patirti tą. Ir kai moteris yra labiau, būtent moteris tada daugiau yra savo toj galioje, ne, nes vyro yra daugiau jėga, ne, ir vyriški hormonai, testosteronas yra toksai daugiau iš jėgos pusės, ne, bet vyras lygiai taip pat turi savo estrogenus. Ir kai vyras daugiau yra santykė tam harmoningame su savo moteriškąja pusė, ne, jo vyriškoji ir moteriškoji pusės yra harmonijoje, tai toksai vyras, jo jėga yra papildoma galia. O pas moterį, kai jos abi pusės yra irgi harmoningos, nes moteris turi ir vyrišką pusę, ir moterišką, ne, tai moteriška pusė yra galia, o vyriška pusė jėga, tai moters ta galia staiga tampa daugiau jėgos. Turi moteris tą 6 jausmą, ar neturi, kaip jums atrodo? Nu ir 7 turbūt. Ir 7 gal. Ja? Gerai, tai visiems didžiulė padėka, ačiū Jums labai, kad klausėte ir jeigu klausėte iki šios akimirkos, labai kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti laiką, parašykite komentarą, ar Jums patiko, ką išsinešėte, kas surezonavo. O mes, manau, kad su Evelina dar būtinai grįžime į šią arba kitą vietą, pakalbėti, pabendrauti ir galbūt aptarti kažkokį tai aktualesnį klausimą, kuris galbūt irgi jums yra svarbus, labai galite parašyti, kas jūs domintų iš endobiogenikos arba, pasakykime, tos pačios moters sveikatos pusės, mes galėsime apie tai pakalbėti. Ačiū labai, Evelina, kad šiandien atvykote. Dėkui, mama, labai įdomu, labai smagu. Labai džiaugiuosi, kad galėjau pasidalinti savo mintim ir tikiuosi, kad jos kažkam buvo naudingos. Ačiū labai, Evelina. Visiems ate. Dėkui visą.